Labas, mėly Pulso klausytojai. Su jumis Paulina ir ne tik, nes šiandien studijoje aš net sakyčiau pilna svečių. Tai iš Vilniaus pas mus atvykęs atlikėjas Vytautas Gumbelevičius, daugeliu geriau žinomas kaip Joseph June, ir iš netaip toli atkeliavusi atlikėja Monika Milčiūtė Moni. Labas. 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 Tai kodėlgi šiandien būtent šie du atlikėjai sėdi mūsų studijoje, tai gal taip atspėti nėra labai sudėtinga, juos sujungia bendras darbas, kurio mes šiandien ir pasiklausysime, jis vadinasi Bangose. Na, o šis kūrinys nugulė į naujausią šių metų sausio pabaigoje. Taip, Vytautai, pasirodžiusi albumą Iš aukščiau. Gal pradėkim nuo to, pirmą kartą Panevėžyje esi? Antrą. Kaip tik kalbėjom antrą. Taip. Čia turėjau šokių konkursą, kai buvau vaikas. Jo. Labai seniai buvęs, ar ne? Jo, prieš kokius 16 metų, gal 15 metų. Aha. Tai turą padaryti aplinkui. Aš sakau, Monika, tau reikės padaryti turą ir aprodyti Panevėžį. Gal ne pats geriausias oras šiandien apžiūrinėti miestą, šiek tiek šaltoka, bet vis tiek verta. Tai gerai, galiu dar šiek tiek klausytojams papasakoti, galbūt Joseph June, slapyvardikai, kurie girdi ir pirmą kartą, tai tavo solinė karjera trunko jau 5 metus, taip, tu kuri tiek lietuvišką, tiek anglišką muziką, pirmasis albumas Self buvo išskirtinai angliškas, o štai antrasis Iš aukščiau lietuviškas. Papasakok apie albumo gimimą, nes aš Instagrame mačiau, kad ten toks labai fainas buvo reelsas sukurtas, kai tu pasakoji apie tą visą procesą ir panašiai, ten keliantis šypseną, tai kaip gimė tas albumas? Tai iš pradžių aš net negalvojau, kad rašysiu albumą. Aš galvojau, kad rašysiu keletą dainų, gal 1, gal 2, gal 3. Ir tokio plano kaip albumo net nelabai buvo, nes dabar toksai yra dažnas metas, kada žmonės, ypač atlikėjai, muzikantai mėgsta išleisti po vieną dainą ir tada ją populiarinti, o albumas jau yra toksai kaip didesnis darbas, reikalaujantis tokio ilgesnio laiko, daugiau pastangų. Bet teko nemažai padirbėti, taip išlieti savo kūrybinę kažkokią srovę, kurią aš turėjau, ir susidarė labai daug tų kažkokių demo versijų dainų. Ir mes kažkaip su komanda galvojam, kad reikia padaryti kažkokį trumpą EP, bet tada žiūrim ir šita gera, ir šita faina, ir šitą reikia pabaigti. Nu tai tada reikia albumą. Nu ir tada pabaigiau albumą. Kaip tu ten sakai, kad vadyba sako 10 demuškių per 10 dienų ir tu toks juokaujat, bet aš padariau 13. Jo. Čia buvo toksai, man atrodo, kad jie mane spaudė. Tikrino mane. Jie mane tikrino, nes jiems buvo įdomu pasižiūrėti, kur yra tos mano kūrybinės lubos. Ir kai tu esi vienas, kai tu sėdi vienas, o ypač aš nekuriu su jokia grupe, aš sėdžiu vienas, tai reiškia, mano tos lubos yra tai, ką aš maždaug įsivaizduoju. Aš neturiu niekaip jų patikrinti, ar aš galiu geriau, ar aš galiu smarkiai geriau, ar aš galiu tik tiek geriau. Ir tada, kadangi susibūrė komanda, jie sako, padaryk. Ir aš tada, mano tos ribos buvo maždaug čia, bet iš tikrųjų aš po to supratau, kad jos yra visiškai čia ir aš kažkaip gal save saugojau, gal kažkaip ir patingėjau, ar tai kažkoks va toks laukimas tos mūzos, kaip muzikantams būna. Tai kai šitą supratau, man atsirišo rankos, aš pradėjau daug daugiau padaryti negu anksčiau. Tai kai atsirado tos medžiagos, tai tada kodėl nesudėjus jos į albumą. Aplankė mūzą su kaupu. Jo. Tai rezultatas 57 demuškės? Jo. Čia per kokį gaunas laikotarpį? 2 mėnesiai, ne? Per 3 mėnesius, jo. Crazy. Tai čia buvo iš tikrųjų sunkus tas laikotarpis, reikėdavo po 2 į dieną, tas demo versijas, mes čia jas vadinam demuškėmis, bet ne visi klausytojai gal supranta, kas yra ta demuškė, tai trumpai tariant yra nepabaigta daina, tai yra kažkokios dainos pradėta idėja, kuri jau turi savo kažkokį DNR, kuri turi jau savo kažkokią esmę ir tada klausimas, ar ją reikia vystyti ar ne. Ir tas labai padėjo man skambesio suformavimui, dėl to, kad vieną tu gali pabandyti su tokiu skambesiu, tokia aštresnė, kitą pabandyti švelnesnė. Ir šitas albumas buvo tokio
šlifavimo procesas, kada tu jau supranti, kad tuos elementus, kuriuos tu naudoji, pavyzdžiui, Self albume, aš jų jau didžiosios dalies jau niekada nebenaudočiau, dėl to, kad man toks atsirado augimo procesas, kur aš suprantu, kad čia jau yra nepakankamai gerai. Kaip tu, Monika, vertini kolegos tokį produktyvumą? Turi savo kokį rekordą, kiek tu esi sukūrus per tam tikrą laiką? Aš tokia tikrai nesusumušus ir niekada iš tikrųjų nebuvau išsikėlus tokio tikslo, tai visai įdomu, nes, įkvepia girdėti tokius skaičius. Ir juolab, kad tokį produktą pavyko sukurti iš to, tai man kaip kūrėjai tikrai yra toks, pavyzdys, kad galima ir labai priklauso nuo paties, kiek tu užsispirsi ir kaip tas vežimas važiuos, realiai. Tai... Aš tik tai dar noriu pridėti, kad mes gal kokius 3 kartus pakartojom mūzą, bet žinokit, ten didžiausios dalies buvo mechaniškai, ta prasme, tos mūzos reikia, bet vietoj to, kad jos laukti, ją galima pačiam išsišaukti, o išsišaukti tada, kai tu darai daug. Ir kai tu darai daug, tada tau atsiranda toksai atsipalaidavimas, tu nebe įsimyli savo tų muzikinių kūrinių ir nečiučiuoji ir neliuliuoji ten to vieno ir galvoji, padarysiu jį tobulą ir taip toliau. Tu nebesijauti taip asmeniškam ryšyje su ta muzika ir tada kas iš to geriausiai ateina. Galima kritiškai įvertinti tas demo versijas kaip išoriniam klausytojui. O išorinis klausytojas kartais net tas, kuris netiek supranta apie muziką, gali daugiau pasakyti apie tavo muziką, nes jisai girdi visą muziką ir girdi tavo. Ir jis iš karto tada gali pasakyti, aha, man čia kažkas ne to, man čia kažkas ne to, čia labai gerai, čia išskirtinė, taip toliau. O kai tu verdi savo sultise, tu šito negali, o ypač jeigu tu ten čiučiuoji, liuliuoji vieną dainą, yra tikrai variantų, kada tai veikia, bet man bent jau ne visada tai tinka. Aš filinu kažkaip, nes aš dabar tas dainas po vieną čiučiuoju, liuliuoju, tai atrodo klausau šalies ir toks, kūryba yra raumuo, realiai, kuo tu daugiau pumpuoji tą raumenį, tuo tau, man atrodo, lengviau ir laisviau viskas ateina palaipsniui. Ir kai tu sakai, kad išmok paleisti, tai iš tikrųjų iš tos gausybės tų demuškių ateina kažkurios tikrai geros dainos jau. Ir man atrodo, natūraliai tu lengviau paleidinėjai, kažkaip nebesusitapatini su tais kūriniais, kad čia jau bus mano šitas, jau čia vizitinė kortelė, arba nežinau, čia šitas tai jau eis. Tai tiesiog, man atrodo. Ir mes dabar ketinam daryti deluxe versiją to albumo ir mes galvojam toliau parašyti tų dainų, kad jau būtų toks pilnesnis, ištęstinis tas albumas. Ir mes su kolegom šnekam, sako, tai gal šitą dainą pabaig dar iš tų demo versijų. Sakau, viskas, jos yra per prastos, jau jos yra, jau mano kartelė kyla, jos jau yra, ta prasme, not good enough. Tai iš esmės iš 57 atrinkai 10, tu jau nušlifuotų visą kitą, kaip sakai, out. Galbūt aš po 10, ne po 10 metų, bet užtenka po pusmečio arba po metų arba po 3, kur galėčiau išvelgti kažką, bet tai vis tiek buvo labiau toks kaip ėjimas į treniruotę. Tai jautiesi atradęs tą formulę tokią naują kūrybos? Jo, aš jaučiuosi atradęs tą formulę, bet gal aš sakyčiau ne kokius žingsnius daryti po ko, o labiau apie tai, kaip kurti ir ką turėti galvoje bekuriant. Nes kai aš esu patenkintas dainomis, kurias aš parašiau albume, aš žinau, kad aš dabar prisėsiu ir man nebūtinai gausis taip gerai, kaip gavosi albume. Bet aš jau turiu atskaitos tašką, kad aš jau žinau, aš sugebėjau padaryti tai. Dabar mano darbas yra tik tai atpažinti, kada yra nepakankamai ir tada tiesiog daryti iš naujo. Kai tu esi pasiekęs kažkokią kalno viršūnę, tu žinai, kad tu galbūt bus vėl sunku į ją lipti, bet tu žinai, kad tu užlipsi. Tai va.
Pranešime žiniasklaidai yra toks sakinys, kad albumo idėja kilo iš noro sukurti jausmą, primenantį trumpą atsitraukimą nuo žemės. Ne pabėgimą, o sąmoningą pakilimą virš to, kas slegia. Monika, kaip manai, pavyko tą jausmą pertikti? Aš manau, kad tikrai pavyko. Aš kažkaip ir prisijungiau prie tos dainos su ta mintim, nes pajutau. Tai... Kai kurios dainos ne visos tokios yra linksmos, bet džiaugiuosi, kad tu pajutai. Bangose kaip tik yra tas kūrinys, kuris labiausiai, galbūt ne labiausiai, bet vienas iš labiausiai tokių lengvumą ir atsipalaidavimą, tokias emocijas nešančių dainų. Aš vakar prieš miegą klausiausi albumo, tai manau, kad taip. Iš tiesų, tas yra, kaip sakai, toks pakilimas virš tos kasdienybės. O tu turėjai omeny, kad sakai, kitos dainos netokios linksmos, bet tai tam atsitraukimui, tai neturiu omeny, kad linksmumo reikia. Tikrai ne. Atsitraukimui ne, bet mano toks visas albumas yra apie tokį sklandimą, apie tokį pakilėjimo jausmą net. Ir yra dainų, kurios yra liūdnos, pavyzdžiui, Veide liūtis, jinai yra labai liūdna, bet jinai nėra liūdna iš to, kad viskas yra blogai ir dabar gelbėkit mane. O yra tokia didingumo toks jausmas, tokio vėlgi pakilėjimo jausmas. Tai nors ir tos dainos yra skirtingos, man atrodo, jas jungia šitą temą. Tai manau, kad tam kartui kalbų užtenka, jau metas keliauti prie kūrinio ir išgirsime mes tą darbą bangose. Tai čia eteryje Joseph June ir Monika Milčiūtė Moni bangose. Grįžtam į studiją, čia eteryje nuskambėjo Joseph June ir Monikos Milčiūtės Moni bendras darbas bangose. Ir dabar atėjo metas tikriausiai mums pasikalbėti apie tai, kaip jūs susipažinot ir kaip čia ta kolaboracija įvyko. Kai mes susipažinom, aš tai galvoju, kad mes kažkada koncertavome vienam festivalį, tai aš jau tada jį gyvai pirmą kartą pamačiau. Bet aš jau kuris laikas jį žinojau, nes Cepelinis dangus aš girdėjau ir mane užkabino. Tai aš žinau, kad mes nuo to laiko kažkaip vienas kitą pradėjom sekti, o kaip ta kolaboracija atėjo, tai aš jam parašiau. Nes, žodžiu, naršiau Instagramo platybėse ir žiūriu Reelsas įkeltas. Jisai mėgsta vis įkelt kažką taip numestelti auditorijai paklausyti. Ir ten buvo ištrauka bangose priedainio. Ir mane labai užkabino, aš tarp darbų, tai pasižiūrėjau, galvoju, greitai įlėksiu čia ir žiūriu, kad aš negaliu nustoti dainuoti tos dainos. Tonacija tinka, žodžiai patinka, instrumentalas labai patinka, nes iškart man tokį Daft Punk priminė labai, o tai mano mylima grupė nuo vaikystės ir aš kažkaip iškart pajutau, kad noriu parašyti intuityviai labai ir aš ten nepergalvoju ilgai. Tiesiog galvoju, parašysiu žinutę, bet ne, reikia voice'ą nusiųsti, balso žinutę, kad emocija perstiktų. Tai aš tiesiog... Čia žiauriai gerai. Jo, taip ir buvo realiai. Ir sakau, nežinau kokioj stadijai ta daina ir jinai pabaigta, ar čia demo, bet sakau, jeigu norėtum kolaboruoti, aš labai už... Tai žodžiu, greitis man ten atrašė. Labai kooperatyviai mes susimatėm ir įrašėm. Tai kokie buvo tie momentai? Išgirdai voice'ą ir vat tiesiog jau pajutai, kad... Nu ką galvoji, varim tai. Ne, tai man fainai, nes aš girdėjau, mes buvome festivalyje, man atrodo, vadinasi Zero Waste. Jo, bet aš ten buvau su kitu kolektyvu. Tu buvai su kolektyvu, bet tu vis tiek ten dainavai ir man patiko tavo balsas ir sakau, nu tai tada važiuojam. Ačiū. Nu va, kartais taip paprastai labai viskas įvyksta ir net pasirodo žmonės pasisiūlo ir priema jų. Netgi būna taip. Aš galvoju, šiais laikais tai čia tas labai lengva. 1, 2, Instagramas, Facebookas ir tu jau ten kolaboruoji. Nereikia kažkaip uždelsti, laukti, važiuoti ten specialiai. Labai greitai vyksta dalykai. Ja. Gal tu, Vytautai, atsimeni bangose, kokiom aplinkybėm ta daina gimė? Nu, įsivaizduoju, iš tų 67, kada ten vasaros įkarštis turėjo būti, bent jau pagal tą tokią atmosferą kūrinį. Jo, man atrodo, kad jinai buvo kuriama vasarą ir
visą laiką aš, kai pradedu kurti muziką, aš neturiu jokių kažkokių ten lūkesčių ar įsivaizdavimų, tai jau kaip čia turėtų galutinis variantas skambėti. Man buvo toksai, kaip man padaryti muziką, nuo kurios norėtųsi šokti. Ir kai tas kažkaip išsivystė, viskas kažkaip pasidarė aišku ir tada labai išryškėjo to Daft Punkiškumas, kaip Monika sako. Ir tada aš kažkaip jau, kai šitą atpažinau, aš galvoju, tegul man sako, kad aš esu tas toksai copycatas, kuris kopijuoja, man nesvarbu, aš vis tiek turiu tą savo skambesį, kuris nėra Daft Punkas. Ir aš neatsimenu tikrai, ar buvo vasara, bet kad vasariška emocija buvo, tai tikrai. Tu šiaip savo kūryboje daug eksperimentuoji ir nors mes čia prieš išeinant į eterį apsitarėm apie tą tavo mintį, kurią aš radau internete, sakai, nemokėčiau sukurti standartinės dainos, nors iš tų standartų galima ten daug pinigų uždirbti ir panašiai, tai sakai, kad dabar nebegalvoji taip, kaip ten yra. Aš manau, kad ta standartinė daina, vėlgi tas apibrėžimas, kas yra ta standartinė daina, jeigu mes kalbame apie popsą, tai vėlgi tų popsų yra visokiausių, dabar populiarėja visokios ten Olivia Dean, tokios kaip atlikėjos, kurios yra ir popsas, bet ir džiazas tuo pačiu metu. Bet aš kalbėjau labiau apie tai, kad aš kaip muzikantas prieš kelerius metus aš labai norėjau eksperimentuoti, būti toksai kaip muzikos mokslininkas, kuriam yra įdomu padaryti tai, ko niekas nėra darę. Bet šiuo etapu, ir man atrodo, kad ilgą etapą dabar aš taip darysiu, kad aš sugrįžau į savo šaknis, o šaknis mano yra tas muzikos skonis, su kuriuo aš augau. O tas skonis yra labai melodingas, labai paprastas iš tos pusės, kad ten yra labai daug pridėtinio tų produkcinių elementų ir taip toliau, ir kažkaip tos didelės pompastikos nėra. Aš supratau, kad svarbiausias dalykas yra melodingumas, harmonija ir tai aš bandau inkorporuoti į patį albumą ir man atrodo, kad paprastam klausytojui tai yra suvokiama. Tai yra suvokiama tas pats priedainis bangose. Ir mes kalbėjom apie tą, ar ten pinigus, ar ten kažkokią šlovę. Taip, aš, kai kuriu muziką, aš galvoju apie tai, kad žmogaus neapkraučiau. Kad kūryba pati iš savęs, jinai kartais gali būti linksma, nepaisant rezultato. Ir kartais tą linksmumą kartais reikia padėti į šoną, nes kai linksma kurti, pas mane būtų bangos, kažką aš prigalvočiau, nes man žiauriai linksma. Bet to sunku klausyti, to sunku atsiminti ir tada klausimas, kiek nori, kad tavo ta daina keliautų. Ar nori, kad daina keliautų iki tavo šeimos rato, ar truputį toliau. Tai reiškia, yra ta tokia strategija visgi kuriant? Strategija yra tokia. Paprastai, bet įdomiai. Viskas. Spill the tea. Jo, aš tokia kaip alegorija trumpa, aš mėgstu labai alegorijas, kartais ne visada pataikau, bet apie muziką mano toks momentas, kad yra tie prabangus restoranai, kur valgai ir nežinai, ką valgai, ir ten ateini dėl to, kad tau yra įdomu pasižiūrėti ir paragauti to, ko nesi ragavęs. Mano atveju aš noriu daryti pizzą, bet kuri yra labai gera pica. Tu sukuri produktą, kuris yra visiems kaip ir suprantamas, bet tavo išskirtinumas yra tuo, kad tai yra labai gera pica, o ne kažkas, kas yra labai įdomaus ir nebūtinai suprantama. O tai tu per savo eksperimentus, jau kaip sakai, sugrįžai prie šaknų, tai gal jau jauti, kad jau būsi vis mažiau tas eksperimentatorius ir jau tarsi tikrai kažkokią vagą savo turi. Tikrai taip. Tas eksperimentavimas yra labai linksmas procesas, jis yra labai, tu gali daug apie jį galvoti, bet klausimas, kokia yra to išliekamoji vertė. Ir tie, kurie eksperimentuoja ir jų kūriniai yra turintys didelę išliekamąją vertę, tai dažniausiu atveju jie prie tų eksperimentavimų sėdi po 20 metų. Jie savo visą gyvenimą
palieka tam eksperimentavimui ir tada jie būna dažnu atveju kažkokie tokie išskirtiniai, kad jie yra undeniable ir jų reikia klausyti. Bet aš toks tinginys ir einu lengvesnį keliu. Gerai, Monika, tu turi savo tą formulę tokią kūryboje, klausytojų paieškoje, buvimo savimi, to tokio, turi kažką, kokia ta formulė? Formulės aš neturiu, aš daugiau vedina jausmo. Man toks būna šitas galimai eis, arba gal aš labiau orientuojas, kad man pačiai patiktų. Ir tas yra pagrindinis toks faktorius, bet man ir kažkaip labai sudėtingai ir nepasakyčiau, kad ir norisi ir gaunasi. Toks, nežinau, atrodo, kad popsas kažkoks eina, bet su tokiais požanriais įvairiausiais. Tai man visada patiko kažkokios pasikartojančios melodijos, kažkiek to monotoniškumo. Tie patys Daft Punk, ten yra kartais viena frazė dainuoja ir jinai kartojas ir tiek tų žodžių. Bet pati gal nuotaika dainos, kartais bitas, kartais melodingumas, gal instrumentalo tam tikros melodijos, gal toks būtų mano gal braižas, kas man labai patinka ir aš stengiuosi visur tą įtraukti. Bet aš galvoju, kad ta formulė galbūt jinai pasigrynins, kai ir aš parašysiu tam 7 damuškės, tai jaučiu ateis. Turi pavyzdį čia prieš akis ir reikėtų tą pavyzdį paimti, Monika, nes jau seniai buvo įsinauję kūrybą. Bet nieko, pavažame. Tikrai. Aš tik tai noriu pasakyti tokį momentą, kad aš čia galiu girtis visiems ir radijoje, ir visur, kiek aš čia tų demo versijų parašiau, bet ne tai yra svarbiausia, man atrodo. Svarbiausia yra, kai tu padarai ten tą kažkokią demo versiją, ar tu analizuoji ir ar tu įsivertini, kodėl jinai yra arba gera, ar jinai yra bloga. Tai reiškia, kad aš padarysiu 1000 demo versijų, tai nereiškia, kad iš to 1000 bus kažkas, kas yra labai gerai. Čia, jeigu taip būtų, tai mes tiesiog atidarytumėm kokią kompaniją, kur visi susėstų prie šitų stalų ir visi darytų kaip oficiniai darbuotojai po 1000 demo versijų. Klausimas yra, ar tu tobulėjai, ir tas tobulėjimas dažniausiai yra, kai tu kažką negražiai pasakysiu, išvemi ir tada tu žiūri, ar čia kažkas yra bent iš to, ar ne. Ir jeigu nėra tos analizės, aš supratau, kad nėra iš vis tada prasmės tų demo versijų rašyti. Galų gale kiekvienas kūrėjas tikriausiai irgi savo kelią turi. Vienam gal išmylėti reikia dainas, kitam gal efektyvu labai daug tų kūrinių. Bet svarbiausiai, jeigu taip apie tą kūrybą, tai yra daug darbo įdėti reikia tik tam, kad turėtum nuojautą. Kad tu suvoktum, pradėtum jausti, kad kažkas veikia, kažkas neveikia. Ir kitu atveju, kai tu pradedi kurti, tu jau nebeini tais keliais, tais šunkeliais, nes tu jau juos esi praėjęs ir tu žinai, kad tas neveiks, tas neveiks, tas neveiks. Ir tu nesijaudini dėl to, kad tu žinai, kas veiks. Ir viskas. Aš tai galvoju, esmė yra pabandyti ir taip. Ir išmylėti, jeigu neveikia, kažkaip pasidarai tas išvadas, paanalizuoji, galbūt padarai tų demo versijų daug, irgi pažiūri kaip. Ir bet kuriuo atveju, man atrodo, atsakymai ateina bedarant, ne kitaip. Jeigu nedarai, tai ir nieks neišsisprendžia. Jo. Dar viena tokia temelė, kurią noriu paliesti, tai yra tų klausytojų paieškos ir ta viena tokia mūsų dabartinė aktualija, žinoma, yra Eurovizijos atrankos, kurios vyksta ir Joseph June savo laimę bandėjai ne kartą Eurovizijos scenoje, šiais metais praleidai. Kodėl? Manau, kad ir kitais metais praleisiu, ir dar kitais metais praleisiu. Kodėl aš nedalyvavau? Dėl to, kad nežinau, kiek klausytojų žino apie visą Eurovizijos procesą, bet trumpai tariant, tai yra daug laiko ir pinigų reikalaujantis projektas, jeigu nori padaryti gerai.
Tai yra ir specialiai dainos rašymas, ir jo miksavimas, masterinimas, šokiai, kažkokie drabužiai, vizualizacijos ir visa kita. Ir trumpai tariant, tai bent jau man užtrukdavo po kokius 4 mėnesius darbo ir atidedant visą kitą nuošalyje. Ir taip pat visa tai kainuoja. Ir man toks jausmas darosi, kad mano muzika nebūtinai tinka Eurovizijai. Jeigu jinai labai tiktų, galbūt aš jau čia būčiau laimėjęs tą Euroviziją. Nežinau, bet yra toks jausmas, kad ir plus dar vienas jausmas, kad klausytojas pradeda tave asocijuoti su Eurovizija ir tada tau sunku kažkaip pozicionuoti save taip, kaip tu iš tikrųjų nori. Dėl to, kad Eurovizija, ji, nepaisant to, kad tai yra vis tiek televizinis renginys, jis vis tiek turi tam tikrą savo gairias, tam tikrą savo kažkokį braižą, į kurį tu iššoki. Ir kai kada man to braižo nelabai norisi. Aš noriu Veidelitis arba ten kažkokią kitą ramesnę dainą sugroti ir aš matau, kad ten tie kažkokios tos ribos jau aš iššoku iš tų ribų. Tai visai tikrai auginantis tas procesas dėl to, kad tu turi galvoti ne tik apie dainą, bet ir apie ten back vokalus, apie šokį, apie, kaip ir viską minėjau. Bet mieliau aš parašysiu tas pačias, dar daugiau demo versijų ir galbūt parašysiu kažką per tą laiką, kas tiesiog nuaidės per visą Lietuvą, man nereikės statyti šokio, eiti į repeticijas. Po to atsiras. Jo, po to jau, kai viską galima, tai tada galima. Bet nepaslaptis, kad daugelis eina nebūtinai su to tikslu laimėti, bet to pasirodyti tiesiog plačiai visuomeniai. Kažkokią naudą davė tie bandymai, ta prasme, auditorijos augimo prasme? Aš manau, kad gal tokią mažą naudą davė dėl to, kad tu esi vis tiek parodytas per televizorių ir žmogui paprastam pamačius kažką per televizorių, jau tada atrodo toks jausmas, kad kažkodėl jis turbūt be priežasties yra toje televizijoje, jau yra kažkas čia rimto. Bet be abejo ir pasireklamuoti, aišku, aš tikrai norėjau laimėti, nes nepaisant koks tu ar geras, ar prastas, ar toks ar anoks, vis tiek į konkursą reikia važiuoti su mintimi, kad laimėsi. Aš tai tikrai nesmerkiu tų žmonių, kurie važiuoja pasireklamuoti, parodyti savęs. Man bent jau atrodo, kad nesuveikia. Mano kažkaip tas braižas, jisai kažkaip nemanau. Šiuo metu bent jau gal kažkas pasikeis. O tu, Monika, galvoji apie šitą projektą ar ne? Išvardijo daug priežasčių, kodėl dar negalvoju, iš tikrųjų. Nežinau, nei daina kažkokia ateina ir irgi pagalvoju, kad tarsi turi kažkokį kaip ir standartą Eurovizija, to skambesio, kuris man jau kaip ir yra pasenęs truputėlį gal, nors atsiranda ir daug tikrai ir autentikos, tikrai ir, pavyzdžiui, ką Lietuva siunčia. Kaip kad katarsis. Taip, tai man labai patiko ir Monika Liu, man kažkaip labai įsidėmėjo. Nenukrypstant nuo minties, tai ne, pakol kas negalvoju. Jaučiu, kad pajausiu, tiesiog galbūt ateis, o gal ir neateis, nežinau. Man kažkaip norėtus dabar orientuotis, išjudėti iš taško su savo dainom, jas leisti. Aš noriu leisti muziką, koncertuoti. Čia yra pagrindinis toks gal taškas dėmesio, jo. Kur nors orientuotis. Jo, didžiausia esmė yra vystyti save. Vystyti savo nuojautą, vystyti savo dainas, vystyti savo programą, vystyti tą savo skonį ir kuo tu esi išskirtinis nuo visų kitų muzikantų. Ir tada jau, kai tu tą išvystymą turi, tada tau nėra taip sunku parduoti savęs, tada tau nereikia tiek daug į visokius
galbūt kažkokius konkursus parodyti ir taip toliau. Dainos kalba už save, tiesiog iš esmės. Bet net ne dainos, man atrodo, visas paketas, pažiūrėkime Moniką Liu, ta prasme, jinai turi visą paketą nuo to, kaip jinai atrodo, nuo to, kaip jinai rengiasi, kaip jinai šneka ir kokios yra dainos, kur jinai koncertuoja, kaip jinai koncertuoja, su kokia grupe. Ta prasme, visas tas paketas yra, bent jau mano akimis, yra išvystytas ir mes tada negalim atitraukti nuo jos akių. Nepaisant to, kad jinai išpopuliarėjo Eurovizijai, bet mano toks jausmas, kad jinai vienu ar kitu atveju būtų išpopuliarėjus. Ar tai kažkokiam vienam konkurse. Tu laikai, kad jinai Eurovizijai išpopuliarėjo? Man kažkaip... Man atrodo, kad taip, dėl to, kad jinai turėjo vaikinai trumpais šortais, bet jinai nebuvo ta tokia eilisterė iki to laiko. Bent jau man taip atrodo. Bet jau čia buvo laiko klausimas, nes labai... Čia buvo laiko klausimas. Arba jinai tą padarys, arba kitą padarys. Bet čia buvo... jinai buvo pasiruošus. Norėjau sakyti paruošta, bet jinai pati pasiruošė. Man atrodo, jinai iš savęs jau tiesiog gimė. Tiesiog yra susiformavus artistė, nes muzikantams tiek pat ir man dažnai to vystymo trūksta, ta prasme, to savo balso kuo tu esi toks, kuo tu esi išskirtinis. Tai visi mes esame išskirtiniai, tik ne visi tai žinom ir ne visi tai esame atradę. Gerai, mūsų laikas jau baigia sutiksėti. Dabar paskutinis klausimas tiek vienam, tiek kitam. Tai paanonsuokit tą savo artimiausią kūrybinį tikslą, ko gali klausytojai laukti. Nauja daina. Po viso albumo turim naują dainą, dėl kurios mano vadyba yra apšalę, leidžia visur, kur gali ir prašo įsikelt į storius, tai esu labai laimingas, tai grįšiu dabar iš mūsų pokalbio ir sėsiu prie jos. Noriu pasakyti, patinka jiems labiau nei savo patinki? Taip, sakė, tai yra... Permušė. Aš permušiau ir dėl to aš esu labai excited. Intriga įvyko, dabar Monikos eilė. Aš galvoju, reikia leisti šitam kolabui pakvepuoti, bet aš irgi ruošiu. Tikrai dainą. Na, žiūrėk tu man. Gerai, aš atlaikysiu šitas malkas. Gerai, dabar belieka išsirinkti kūrinį, kurio mes pabaigai pasiklausysime iš albumo. Tai sprendžiam. Tai tu išsirink, aš čia galiu išsirinkti, bet man įdomu, kas tau lipo. Man arba viską dega, arba savo patinki kažkaip labiausiai iš tie du. Galvoju, gal viską dega, nes toksai energizuojantis labai. Gerai, tai ačiū už pokalbį. Jums Ačiū labai. Paulina. Eterija, viską dega, taip? Viską dega. Klausom.